Nauji metai – puikus laikas naujiems iššūkiams ir ketinimams. Tai, ko sieksime, tai ir turėsime. Viskas mūsų rankose. Netikite? Tuomet susipažinkite su 3 vaikų mama Egle, kuri pasitelkusi ajurvedos mokslo išmintį jau seniai atrado darnos ir laimės šeimoje receptą. Tai yra toks mokslas apie gyvenimą, kas aju reiškia gyvenimas, o veda yra žinios. Tai instrukcija, jeigu taip paprastai kalbant, kaip gyventi sveikai ir laimingai. Nes ajurveda sako, kad tik sveikas žmogus gali būti laimingas. Ir mes, būdamos moterys, ir būdamos mamos, ir būdamos dukros, ir būdamos žmonos, iš tiesų esame atsakingos už tą savo šeimos ir artimųjų sveikatą ir laimę tuo pačiu. Pasak pašnekovės, pažinti save ir artimuosius mums padeda savo prigimties žinojimas. Jeigu žinai, kas esi, tai supranti ir ko iš savęs reikalauti, o ko neverta tikėtis. Kai tu sužinai, kas tu tokia esi ir kas yra tavo šeimos nariai, arba tavo vyras, tavo vaikai, labai daug dalykų iš tiesų palengvėja. Nes negali žmogaus reikalauti to, ko jis iš prigimties negali padaryti. Arba tiesiog tada turi jam padėti, išmokti tai daryti ir kažkiek susibalansuoti. Ajurvedoje žmonės skirstomi į 3 tipus, o žinant, kuriam tipui priklausai, viskas to jau pat paaiškėja, tikina Eglė. Vėjas, vata tipo žmogus. Tai yra judrus, daug kalbantis, sausas, lieknas, skūdas, kartais net išdžiūvęs galima pasakyti. Jo pilna visur, jis idėjų organizatorius. Jis gali 10 reikalų turėti vienu metu ir išsiderinęs nebesuspėti. Jis skundžiasi sąnariais, vidurių užkietėjimu, nervų sistemos sutrikimu, nemiga, migrena ir daug kitų dalykų. Ajurvedos mokslas teigia, kad tokios prigimties žmonėms reikia save saugoti ir tausoti. Stengtis nusiraminti, nes aktyvumas ir judrumas jau yra šioje prigimtyje. Ir jei dar labiau leisime save jaudrinti, bus sunku rasti balansą ir pajusti vidinę harmoniją. Paklausite, ką daryti, jei toks žmogus gyvena jūsų namuose? Pirmiausia, jam padėti galite šiltesniu, sunkesniu maistu, šiltomis raminamosiomis procedūromis, įvairių aliejų voniomis, ramia muzika. Ugnies tipo žmogus, tai jis bus tokios šviesios, galbūt net strazdanotos odos, rudų plaukų, labai gero kūno sudėjimo, sportiškas, fiziškai aktyvus. Jam nereikia sakyti, eik pasportuoti, jis ir pats žino, kad reikia mankštintis, jis taip išsikrauna. Šio tipo žmonės yra mokslininkai, finansininkai, visą laiką galvoja ir strateguoja. Jiems reikia daug gryno oro, vėsesnių patalpų, sporto, reguliarios mitybos, tačiau maistas jokių būdų negali būti aštrus. Žemės tipo žmonės dažnai yra stambaus kūno sudėjimo. Moterys turi plačius klubus, putlės lūpas. Jų oda yra stora ir riebi. Šie žmonės nenori juda, yra tingus. Su žemės tipo žmonėmis yra tokios problemos, kad kartais jie per daug letargiški pasidaro, nemotyvuoti, nepaslankus, nori užsidaryti savo tam kambarėlyje, skaniai riebiai arba saldžiai valgyti, žiūrėti ir juos labai sunku išjudinti. Kokio tipo esate žmogus galima nustatyti atlikus testus, kuriuos nesunkiai rasite internete. Ten pateikiamos ir dienos režimo, mitybos, laisvalaikio rekomendacijos. Na, o pokalbį pakrypus apie mitybą Eglė pabrėžia, kad yra keli svarbiausi dalykai, į kuriuos turime atkreipti dėmesį. Pirmiausia, savo turime atsakyti į kelis klausimus. Ką valgome, kaip valgome, su kuo valgome, kiek ir kada valgome. Laikas iš mūsų dienos režimo, tai reiškia pusryčiai, pietus, vakarienė, galbūt tarpuose lengvi užkandžiai. Pietus turi būti, kai saulė yra zenite ir ta maisto dalis turėtų būti didžiausia. Tai yra, aišku, atsakymas į klausimą, kiek valgau. Tai vienu metu negalim suvalgyti daugiau, negu telpa į mūsų abu delnus ir tai yra be kaupo. Eglė primena, kad maistas visada turi būti tik šviežias, nešildomas. O tai, ką suvalgome vakare, iš karto virsta toksinais. Ajurvedos konsultantė teigia, kad šeimoje už sveiką mitybą atsakinga moteris. Nuo moters priklauso, kaip ta šeima valgys, ar susės prie stalo, ar bus nusiraminus, ar kažkaip šlamš viską važiuodami mašinoje, žiūrėdami televizorių ir dar kokioj atmosferai tu valgai, tu maistą ir, kaip sakant, sukramtai su tom visom emocijom, su pykčiais, su barniais, su televizorium, su laikraščiais, su dar kažkuo. Tai iš tiesų, aš manau, kad būtent moteris yra atsakinga už tai, kad visi susėstų prie stalo, kad valgymas būtų ramybėje. Dar vienas patarimas ne tik mums moterims, bet ir visiems, kas nori sveikesnio gyvenimo. Tai miego režimas.
Pašnekovė pasidalijo, kad labai svarbu visus darbus nudirbti iki nusileidžiant saulei, o eiti miegoti ne vėliau kaip 10 valandą vakaro. Keltis turėtume 6 valandą ryto, tad visuomet būsime pailsėję ir ne tik visus darbus spėsime nuveikti laiku nevėluodami, bet ir rasime laiko sau.